Tarptautinės gido dienos proga organizuotas Druskininkų gidų asociacijos narių susitikimas su savivaldybės mero pavaduotoju Linu Urmanavičiumi, mero patarėja Irena Lynikiene ir kitais specialistais. Su gidais aptartos jų darbui aktualios kurorto naujienos, pristatyti planuojami įgyvendinti projektai, domėtasi svarbios kurortui profesijos atstovų veikla ir jiems svarbiomis problemomis. Pasak mero pavaduotojo, gido vaidmuo kurorte yra labai svarbus. Manau, kad labai didelis yra gido vaidmuo pristatant kurortą. Dažnai poilsiautojas ar lankytojas pamato miestą gido akimis. Paklaustas, ko palinkėtų gidams profesinės šventės proga, Linas Urmanavičius pirmiausiai linkėjo turėti darbo. Pastovaus darbo, įdomių ekskursijų, naujų maršrutų, turbūt susiklausimo tarp sanatorijų pačių, tarp viešbučių, kartu darbo bendro su muziejais. Ar pats pasinaudotumėte Druskininkų gidų paslaugomis ir išeitumėte pasižiūrėti į miestą, kurį jau atrodo labai gerai pažįstat, bet pamatyti būtent tą Druskininkų gidų akimis? Taip, netgi norėčiau turbūt, kad vieną kartą ėjau. Klausiau gido ir tikrai gana įdomu buvo. Už kurorto vardo garsinimą Druskininkų gidų asociacijai tradicinėje savivaldybės padėkos šventėje Druskininkai 2012 įteiktas prestižinis apdovanojimas stiklinis mineralinio vandens lašas. Jau pelnė garbingą įvertinimą Druskininkų gidai žada ir šiemet nustebinti naujais sumanymais. Tęsim mineralinį miestelį, tai tikrai patobulinta, turbūt turim šiokių tokių minčių ir ruošim naujus maršrutus pagal projektą su vietos verslo veiklos grupę į kaimo bendruomenės, į tradicinius amatus, į tradicinius verslus, į mūsų tikrąją kultūrą, kad užsienietis, žmogus atvažiavęs iš svetur, pamatytų iš tikrųjų, kaip Lietuvoje gyvena žmonės, kuo mes kvėpuojam. Bandysim stebinti, bandysim galbūt net ir druskininkiečiams daryti kažkokias ekskursijas po savo kraštą. Daug kas gyvendamas Druskininkuose nėra buvęs Dzūkijos nacionaliniam parke, giliai, Čepkelių raiste. Ir tokia mintis yra, kad mes dabar aptarnaujam pagrindės svečius, bet druskininkiečiai teko net kalbėti su keletą, kai kurie net užsirašydavo į ekskursijas į Lenkiją, vietiniai važiuodavo, prašo pažinti savo kraštą. Tai bandysim su jais tada, galbūt čia nėra naujovė, nes visi kiti turizmo informaciniai centrai ir kiti miestai daro tai, mes dar nedarėm ir bandysim druskininkiečiams tikrai irgi pateikti kažką, kad jie pažintų, kur mes esam ir kaip mes esam. Kaip sakė Druskininkų gidų asociacijos pirmininkė Tatjana Zielinskė, pagrindinis gidų darbo įrankis žinios, todėl pagal galimybės mūsų kurorte dirbantys šios srities specialistai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir tobulina savo kvalifikaciją. Gido reikšmė, man atrodo, yra iš tikrųjų labai svarbu. Turizmo informacinis centras mūsų važinėja į parodas, jie kviečia svečius. Ir kai svečias atvažiuoja čia, jis atvažiavęs ir ieško, ir ko jūs mus čia pasikvietėte, ne? Sanatorinis aptarnavimas yra viskas tvarkoj, sanatorijos gydymas, bet toliau jie prie to dar nori pažinti, kur jie atvažiavo, su kuo jie susidūrė. Ir va tas mūsų svarba yra, kad jiems pateikti kaip įmanoma išsamiau, kaip galima gražiau, kad jie norėtų vėl ir vėl pas mus sugrįžti. Ir mūsų darbas iš tikrųjų yra. Mes kaip, bet jau ne vieną kartą girdėtas posakis, mes kaip ambasadoriai, mes pristatom ir savo miestą, ir savo šalį. Ir aišku, čia ir didelė meilė mūsų gimtam miestui. Niekas kitas taip nepapasakos, kaip tas, kuris gyvena tam mieste. Ir tikrai svarba yra didelė. Ir dabar, kai paruošim dar naujus gidus, jaunus, energingus, mokančius daugiau užsienio kalbų, tai manau, kad bus viskas labai, labai gerai. Kaip sakė Druskininkų gidų asociacijos vadovė, mūsų mieste dirbantiems žmonėms pati svarbiausia nominacija – būti Druskininkų gidu. O pats didžiausias atlygis už gerą darbą – sąžiningas jo atlikimas.